Tai žodžiu, savo vitaminų dozę pasirašiau. Išgeriu savo vitaminus, nueinu su Bela dar trumpam į lauką ir paskui ruošiamės ir važiuosim. Tai va, mano pilnas outfitas, susidėjau savo būtsus. Ir iš tikrųjų tai užsidėjau dabar savo akinius nuo saulės, nes lauke labai šviečia saulė. Ir pasiėmiau šitą tašę šį kartą, nes jinai kažkaip labiau tinka. Ir viskas, mano outfitas. Tai dabar darom pauzę, sustojam čia. Pakeliui važiuojam, nes aš labai tualetą užsimaniau, tai nuėjau čia į tokią kepyklėlę modernę tualetą. Pasiėmiau savo tokią bandelę su lašiša, o draugui paėmiau su pomidorais ir sūriu. Bela yra dėžiai tenais. Tai dabar suvalgysim ir važiuosim toliau. Oras iš tikrųjų žiauriai geras, aš nežinau, man atrodo, aš per daug apsirengiau. Pažiūrėkit, koks viešbutis. Kaip miela. Toks tipinis vokiškas viešbutis. Auch ein Hotel, oder? Pažiūrėkit, dar vienas viešbutis tenai. Ir mes jau už 5 minučių būsim, bet ant kiek ausis man spaudžia, žinokit, nes mes išsisai į apačią važiavam, dabar važiavam į viršų, vienu žodžiu. Pažiūrėkit, kokie namai. Va. Pažiūrėkit, kaip gražu. Ir ten namas va stovi. Nu, žodžiu, nesimato. Va. Bet koks vaizdelis. Žiauriai fainai. Tik tai muzika nenormali groja per radiją. Pažiūrėkit, visur namai. Ja, wie süß. Pažiūrėkit. Man tai labai primena į Austriją. Eigentlich schon so ein bisschen schwarz-weiß. Das ist komplett wie in Österreich. Das ist wirklich genau gleich. Žiūrėkit, tokie pavieniai namukai va stovi. Tarp kalnų, nu, belenkai gražiai atrodo. Tarsi toks kaip iš paveiksliuko kokio. An was? Die kommen ja aus dem Schwarzwald. Du kennst doch Kuckucksuhr. Nein. Was? Was ist das überhaupt? Eine Kuckucksuhr. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kur mes prisiparkavom. Komm, gehen wir durch die Straße. Und dann laufen wir von hier, weil das ist... Visos mašinos parkuojasi čia. Dėl to, kad nėra iš vis parkavimo toj vietai, kur reikia paprastai parkuotis, tai nėra iš vis vietos, kur prisiparkuoti. Nes šiandien yra sekmadienis. Šiandien yra sekmadienis, plus oras labai geras. Tai pafilmuosiu iš jums, va, mes kur čia esame. Gerai, paskui pafilmuosiu, kai ateisim į kokią nors labai gražią vietą, nes čia gražių vietų bus žiauriai daug. Jeigu mes... Na va, perėjom per mišką ir dabar atėjom į, vadinasi, Allerheilige Klosterruinę, tai čia reiškia visų šventųjų vienuolyno griuvėsiai. Tai jo, dabar eisim tos vienuolyno griuvėsius ir o tai va viskas čia atrodo.
Ist das Trinkwasser? Nein, oder? Hast du Durst? Ein bisschen schon, ja. O, guck mal, Museum. Pažiūrėkit, radom muziejų. Čia yra ta 1735 metų. Tai va čia va mes dabar esam. Anksčiau taip atrodė šita vieta. Was ist hier? Was ist hier? Na štai. Štai ir mes atėjom į visų šventųjų vienuolyno griuvėsius. Wow. Na štai antra vieta, į kurią atvažiavam. Dabar turėjom truputį pavažiuoti. O tai va vadinasi, čia bus toks takas, per kurį galima eiti bus ir čia. Ich nežinau, kas čia Aussichtspunkt. Das ist vielleicht eher nur so. Ja, man kann. Tausend Sachen, guck mal, da kann man hier weiterklicken. Oder so. Ja, oder einfach. Naja, Beschreibung, wo, was, wie. Okay. Wow. Šiaip tikrai labai fainai čia viskas atrodo. Ir man beje labai patinka, kad jie tos stalus ir tas kėdės jie padarė. Čia labai moderniai atrodo. Das ist wirklich hier modern, ja. Wo sollen wir jetzt hin? Einfach da. Einfach laufen. Oder guck, da steht Panoramaweg. Perfekt. Einfach hier. Das sieht aber richtig cool aus. Hast du Glück gehabt mit der Wahl deiner Schuhe? Wieso? Weil du im Prinzip nicht wandern müsstest. Nicht was? Nicht wandern. Ja. Also im Wald drin wäre schon schwierig. Taip įdomiai čia iš tikrųjų atrodo. Sie kann nicht irgendwie. Ja, mach frei. Pažiūrėkit, kaip fainai. Man labai primena Lietuvą, nes Lietuvoje irgi tokių dalykų yra. Ir čia aš dar niekada nebuvau mačius, kad tai būtų tikrai labai fainai padaryta. Per vidurį medis, beržiukas stovi. Richtig cool. Bet kas čia yra, aš nesuprantu. Čia galima pasidėti, pavalgyti. Und wo jetzt? Wir sollen hier, aber guck mal, dieser Weg sieht irgendwie cool aus. Das ist dieser Aussicht. Wow. Wow, wie cool. Tarp medžių. Žiauriai fainai. Kiek daug eglučių. Mach das nicht. Išprotėjęs. Birželį krato vargšą. Jetzt. Hallo. Nu, man tai žiauriai patinka. Dabar atvažiavom čia pakeliui į tokį restoraną. Žinokit, koks mielas. Aš jums tai parodysiu. Pažiūrėkit. Lempučių pilna, tokių žiauriai fainų, tokių kaip grinai iš kokio filmo. Ir dabar ta mašina čia labai fainai sustojo, tai net neįmanoma nieko normaliai nufilmuot. Nu, žodžiu, pažiūrėkit. Lempučių nesimato, nes diena yra, bet atrodo kaip grinai iš kokio filmo. Oh, wie cool, Ern. Da kann man draußen sitzen und was essen. Oder? Sollen wir? Na ką, pavalgėm. Aš net nežinau, ar jums. O, pažiūrėkit, babylainį. Gerą vandenėlį. Aš net nežinau, iš tikrųjų, ar aš jums nufilmau, ką aš sakiau. Man atrodo, kad ne. Tik Instagramui nufilmavau. Ir dabar buvau nuėjus į tualetą. Dabar laukiu, kol draugas ateis iš tualeto. Ir dar norėjau biškį jums nufilmuoti ir parodyti, nes biškį tamsiau pasidarė ir matos tos lemputės. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Ta prasme, kaip iš kokio filmo.
Žiauriai fainai. Viskas, dabar varysim jau tikrai namo, jau daug visur prisibuvom, visko pamatėm. Kamibi. Tai sveikučiai. Aš tikrųjų dabar važiuodama iš mokyklos sugalvojau užsukti pakeliui namo į tokią vietelę. Štai šitą, kuris man atrodo kažkada esu filmavus ir rodžius jums. Tai čia, kaip matot, yra įvairiausi moliūgai. Iš tikrųjų, mes norim moliūgus pirkti tada, kai važiuosim į tą pilį, kur jau aš kažkada esu jums pasakojus ir minėjus. Bet kadangi man trūksta labai dekoracijų namuose, porą nusipirkti moliūgų ir tiesiog pasidėti prie namų durų. Aš net nenoriu jų pjaustyti niekai, bet aš tiesiog noriu jos pasidėti prie durų, kad jie man būtų kaip dekoracijos, neišpjaustyti visiškai. Tai reikia dabar pasižiūrėti, kiek kainuoja. Tai va šitas, pavyzdžiui, 4 eurai, šitas 5. Aš net nežinau, man reiktų kokių 2 gal užtekti, aš nežinau, šitų didelių net neimsiu. Pasiimsiu gal prie durų, grinai prie durų, kad pasistatyti. Net nežinau, pažiūrėsiu kokius. Nu, žodžiu, paskui prisijungsiu vėl, kai išsirinksiu. Dabar prisijungiau trumpam, nes iš tikrųjų, galiu pasakyti, turiu tokią labai keistą dilemą, nes, tiesiog man labai trūksta laiko. Viskam, ta prasme, aš jaučiuosi ant tiek, žinokit, įsiblaškius ir aš jaučiuosi tokia, kai būčiau 2 dalis padalinta ir tiesiog labai keistai jaučiuosi, nes iš tikrųjų neturiu visiškai laiko. Jau dabar yra, žinokit, 13 spalio ir aš tiesiog nieko nespėjau papuošti, nieko nespėjau padekoruoti namuose. Bet čia į balkoną dabar atsinešiau tuos moliūgus, kur šiandien pirkau, net nerodžiau jums, tai va tokius 3 moliūgus, aš nežinau, kur juos iš tikrųjų visus 3 dėti. Šiandien yra paskutinė diena, beje, gero oro, šiandien buvo iki 28, man atrodo, net laipsnių pas mus ir tikrai yra žiauriai gražu, lapai jau medžiai, nežinau, įgauna tas visas gražias rudeniškas spalvas ir norėtųsi kažkur nuvaryti gamtą pabūti, pasigrožėti tuo oru ir aš nežinau, kažkaip man norisi visko vienu metu ir aš nieko nesuspėju. Ta prasme, šiandien yra penktadienis, man reikia vakarę daryti sportuoti, man reikia Matui ir savo padaryti vakarienę, nes aš žiūriu, noriu valgyti, Matas irgi. Ir norisi dar namuose kažką padekoruoti, bet aš ne viską dar esu nusipirkus. Nusipirku tos 3 moliūgus, man trūksta kažkokios dar žvakės, nežinau. Tiesiog visko atrodo trūksta, nieko nespėju, laikas bėga taip greitai, kad aš net nesuprantu ir nesusigaudau nieko, kaip taip gali šis būti ir nežinau, jums irgi taip yra. Man labai norėtųsi kažkaip prisėsti su jumis dar pašnekėti. Vėl padaryti tokį video, tokį pokalbį prie kavos, tokį jaukų, bet niekaip netrandu laiko. Ir man tą žiūri nervuojam. O dabar tiek norėjau papasakoti, dabar einu tikrai daryti vakarienę ir kai pavalgysim su Matu, važiuosiu sportuoti šiandien. Dar trumpam norėjau parodyti, pažiūrėkit, kaip papuošiau dabar. Nežinau, ar čia gražiai atrodo, tiesiog jau nebeturiu kantrybės. O šitas moliūgas dabar stovi čia. Tai aš nežinau, aš jam kažkaip nerandu vietos, gal sakau, šitam kampe pastatysiu. Pažiūrėkit, kokį puodelį įsitraukiau seną kavos. Tokį tipo terminį. Mes su Bela vėl laukose, šiandien yra šeštadienis beje. Ir dabar ateina šuo iš kitos pusės, tai turėsiu šią dabar prirakinti, bet norėjau jums nufilmuoti, parodyti, kaip jau rudeniškai viskas atrodo ir kaip fainai yra. Tai žodžiu, nežinau, kaip aš čia atrodau. Užsidėjau jau kapišoną, nes iš tikrųjų vėjas tikrai smarkiai pakilo. Šiandien jau šiek tiek per ilgai išmiegau, nes iš tikrųjų labai norėčiau šiandien nuvaryti vėl į miestą, nes šiandien yra sekmadienis ir vienintelė diena, kada man tikrai norisi, kada man yra smagu varyti, nuvažiuoti į miestą ir kažką tai apsipirkti ar tiesiog apsižiūrėti dėl to, kad po darbo tikrai man nėra noro, nes aš po darbo labai pavargusi. O, pavyzdžiui, trečiadieniais aš turiu mokyklą ir man yra tik iki 1 valandos, ten galėčiau irgi, trečiadieniais galėčiau irgi gal kažką tai įdomesnio nuveikti, bet pastoviai yra kažkokių tai dalykų, ką aš turiu trečiadieniais padaryti. Tai šį trečiadienį
važiuosim su draugu iš Stuttgartą vakare, nes man vėl naikins tatuiruotę. Tai žodžiu, aš tikiuosi, kad šiandien bus bent jau prieš paskutinis kartas. Tikiuosi, kad trečiadienį bus bent jau prieš paskutinis kartas, kada man naikins tatuiruotę, nes jau jinai, aišku, beveik išnyko. Tikrai labai nedaug liko. Ir aš noriu tiesiog jos atsikratyti ir aš noriu jos neturėti. Tai sveikučiai. Dabar aš mieste viena, pasiėmiau kavos. Ir iš tikrųjų jau truputį einu link mašinos. Kai ką nusipirkau, galėsiu parodyti, ką nusipirkau. Daug nieko nepirkau, tiesiog kelis dalykus. Ir žinok, dabar esu tokiam žiauriai gražiam parke, tokiam, nežinau, jo, čia kaip parkas. Ir norėjau iš tikrųjų jums parodyti, kaip čia viskas atrodo, bet ten, žodžiu, už medžio porelė stovi. Tai nelabai galėsiu viską nufilmuoti, bet šiaip trumpai parodysiu, pažiūrėkit. Ta prasme, ant kiek rudeniška jau yra. Aišku, sakau, aš negaliu visko rodyti, nes tenais už šito medžio stovi porelė ir tenais, žodžiu, jūs patys žinot, tai nelabai noriu trukdyti, bet tiesiog norėjau parodyti ir tenais toliau, pavyzdžiui, ten žiauriai yra gražu. Tai, žodžiu, dabar einam iš čia. Ir šiaip tai iš tikrųjų orelis, tai galiu pasakyti, visai neblogas. Žinokit, tikrai. Nėra taip, kad labiau būtų šalta, saulė, va dabar, pavyzdžiui, vėl išlindo, buvo pradėję lyt lietus. O dabar, va, žiūrėkit, visur saulė išlindus ir žiauriai rudeniška. Galvau, šiek tiek apeisiu tokį ratuką iki mašinos, nes tas garažas, tiksliau, tas stovėjimo aikštelė stovi čia grinai tarp gatvės ir tarp tokio irgi visai faino kaip ir parko prie upės. Tai va, bet taip atrodo šitas toks kaip ir, nežinau, čia toks kaip ir takas, kur žmonės eina su šunim pasivaikščioti. Ir čia toks kaip ir dviračių takas, kaip ir pėsčiųjų takas. Ir labai fain, dabar esame prie tokios upės. Labai gražu, galiu pasakyti. Tai o čia va tas garažas, aš nežinau, ar matot, ten stoja mano mašina. Tai dar truputį pabūsiu čia ir paskui varysiu į garažą ir varysiu namo. Tai dabar, žodžiu, per Insta filmuoju su filtru. Nežinokit, man yra taip gražu. Aišku, čia jokie filtrai iš tikrųjų net nereikia, nes žiauriai ir taip gražiai atrodo viskas. Bet pažiūrėkit, ta prasme, wow. O dabar ne per Insta, o šiaip filmuoju be filtro. Nes iš tikrųjų kokybė, aišku, susikadina per Instagramą, kaip filmuoju, dar plus filtrą uždedi. Tai tiesiog pažiūrėkit, kokią fainą vietą atradau. Nu, iš tikrųjų, tai aš čia net niekada nebuvus esu. Nes čia pilna, ten yra vienas toks labai fainas tiltukas, tenais paskui toliau gali gatvį išeiti ir čia va tiltas. Nu, wow, kaip fainai. Aš čia, tikrai niekada nebūsiu čia aplamai ateiti, va tai va pasidėti, atsigerti kavos rudenį ir aš žiauriai fainai, nes, nu, čia pilna medžiai ir dabar viskas dažasi tam žiauriai gražiom spalvom. Ta prasme, nežinau kodėl, bet aš čia niekad nesu buvus. Tikrai, nors šitoje vietoje niekad nesu buvus. Aš čia kiek kartų esu pro šalį pravažiavus, dar kai dirbau ligoninėj, tai su dviračiu važiuodavau čia. Ne tik tai su dviračiu, bet ir su paspirtuku. O va čia va grinai šitoje vietoje nesu buvus. Tai aš dabar viskas, dabar jau tikrai einu link mašinos, išgėriau jau kavą ir varau ir paskui parodysiu, ką nusipirkau. Nedaug dalykų nusipirkau, bet tiesiog vis tiek parodysiu. Tai vat. Wow, negaliu aš atsidžiaugti. Nu negaliu, žinokit, atsidžiaugti tom spalvom, kaip viskas gražiai atrodo. Dabar parodysiu, nusipirkau, aišku, čia viskas susiglamžė dabar. Tokią žiauriai basic paprastą bliuską ilgom rankovėm. Bet žinokit, dėl ko jinai yra beige spalvos, nėra balta, o beige tokios spalvos, XS. Jinai yra šiek tiek permatama, man iš tikrųjų visai patinka. Reikės, aišku, liemenėlę atitinkamą užsidėti papačią, kad nesimatytų kokios nors kūno spalvos ar kažkokio, tai nežinau. Bet jinai antiek yra maloni, čia yra tokia, kaip papačia dėtis iš tikrųjų, galima po belenkuo užsidėti, bet antiek, žinokit, maloni yra kūnui, kad aš negalėjau tiesiog nepasimti. Tai visiškai basic tokia. Tai vat nusipirkau, tikrai privers, ieškau dar tokių crop
visokių basic bliuskyčių, bet aš nieko neradau. Paskui nusipirkau kelnes. Pamačiau aš šitas kelnes tokias pačias, tik tai, kad pilkos spalvos, beje, pilkos irgi matavausi, bet nepasiėmiau dėl to, kad pilkos spalvos kelnes labai sunku yra priderinti. Jos tokios tamsiai pilkos spalvos buvo, lygiai tokios pačios, bet aš pasiėmiau juodas. Ir žinokit, taip gerai atrodo. Ir jos tokios sportinio stiliaus, bet ir tuo pačiu tokios kaip kostiuminės. Aš net nemoku paaiškinti, bet jos yra antiek fainas. Ir čia turi tokį priekį. Štai tokius įsiuvimus. Labai gražiai atrodo, galiu pasakyti ant manęs. Ir labai labai siauras yra lemo. Ir jos aukšto lėminio, kas man labai patinka. Tai labai patenkinta esu šitam kelnėm. Ir man atrodo, na aišku, biškai pasiglamžyti gali, bet man atrodo nėra taip, kad labai smarkiai susiglamžytų kaip kokios lininės, pavyzdžiui, kelnės. Ir paskutinis dalykas, ką aš nusipirkau, tai yra bliuzonas. Tai vat, nusipirkau iš vyrų skyriaus savo bliuzoną, tokį žiauriai platų. Nežinau, kodėl perduoju kažkaip keistai, jisai juodas yra ir labai apšviečia. Ir labai plačiom rankovėm, tokio, žinokit, ant kiek gerai atrodo, jį galima atsisegus nešioti tiesiog prie belenko. Ir papačia, iš tikrųjų labai norėjau kokią nors crop, visiškai basic paprastos maikutės, bet aš nuskau neradau. Ir viskas, šitie pirkiniai, nieko aš daugiau nepirkau. Tai vat, tokie pirkinukai. Dabar einu, persirengsiu ir žiūrėsiu, ką rengtis sportą, nes eisiu sportuoti 8 valandą šiandien. Kreipkite dėmesį čia į bardakėlį tenais kampe, ir mano plaukus, nes mano plaukai baisiai atrodo, aš nežinau, žinokit, baisiai. Bet aš norėjau jums tiesiog šiek tiek parodyti. Aišku, aš dabar čia 100 kartų jau persirengus esu. Tos kelnes čia dabar nelabai gerai matosi, bet jos yra per liemenį žiauriai siauros ir man jos labai gerai tinka ir jos yra tobulos formos. Šiek tiek yra jos ilgos, bet su batais nesivelka po žemę, kai batus susidėti. Ir dar vienas dalykas, jos tinka prie visko, žinokit. Aš dabar šitą bliuską čia užsidėjau tokią savo iš senesnių, tokią iš šiltesnių. Čia aišku, papačia reiktų kitos liminėlės, nes persišviečia. Bet šitą bliuską aplamai labai tinka net ir prie džinsų. Ir, žodžiu, nežiauriai yra šilta ir tokia crop. Ir, žinokit, tiek dalykų aš įsimatavau, dabar tingiu vėl persirenginėti, tai šiaip tai parodyčiau jums, bet kada, kai apsirengsiu, kai jau kažkur tai ruoščios ar apsirengsiu tos visus dalykus, ką dabar buvau apsirengus, tai aš būtinai parodysiu. Beje, šitas kelnes galima netgi per naujaką užsidėti prie kokios nors gražesnės bliuskos ar prie kokio oversize švarko ir, nežinau, kokio aukštų batų ar, man kaip patinka tokias kelnes, jos yra universalios, tikrai. Tai labai labai džiaugiuosi, kad nusipirkau, tai draugas sako, nusipirk tokių kelnių dar vieną porą, nes gailėsies paskui, jeigu suplyšė, jeigu kas atsitiks, tai neturėsi. Tai reikės turbūt gal kitą dieną nuvaryti dar iki H&M nusipirkti arba per internetą užsakyti. Ir nežinau, galėsiu iš tikrųjų numesti ir linką, nežinau, tikrai labai geras variantas ir tinka prie visko, tikrai. Tai labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau tai vat. O dabar einu persirengsiu patogius drabužius, gal kažką tai dar užkasiu, per daug nevalgysiu, nes aš vakar, žinokit, valandą laiko prieš einant sportuoti pavalgiau ir buvo tikrai klaida, nes aš kai pavalgau, aš turiu iš tikrųjų kokias 3 valandas mažiausiai nieko nevalgyti prieš sportą, netgi gal net ilgiau, nes man kitaip yra tikrai negerai, aš negaliu tada kitaip sportuoti. Tai, nežinau, iš tikrųjų tai jau gali būti netgi, kad dabar yra per vėlu man kažką valgyti, tai reikės gal kokios dar arbatos pasidaryti, visus savo vitaminus reikės šiandien būtinai išgerti, nes neišgėriau dar jų. Gerai, o dabar kol kas šiandienai jau atsisveikinu ir žiūrėsim, kaip bus rytoj. Jo, iki. Labas rytas. Tai pažiūrėkit, į kokį rudeninį rojų atvažiavom. Iš tikrųjų, jau senokai nebuvom miške, nes, aš dar tiek lapų čia tikrai nemačiau. Ir man atrodo, kad dabar per tas porą savaičių šitiek lapų daug atsirado ant žemės. Bet žiauriai gražiai atrodo, pasižiūrėkit. Wow. Dar telefonas tiek neperteikia tos spalvos, viskas taip ryšku. Tai vienu žodžiu atvažiavom su Bela į mišką, šį kartą su mano draugu, nes jisai turi šiandien popietinę, tai mes rytais, kai jisai turi popietinę ir kai aš turiu savaitgalį visą laiką kartu važiuojam su Bela. Šiandien iš tikrųjų nusimato tokia vėsesnė dienelė, tai aš jaučiu labai kažkur tai šiandien ir nevarysiu.
Jaučiu, susarkysiu namus, plausiu galvą. Tokie bus reikaliukai namuose jaučiu. Ir vakare, kaip ir visada, į sporto salę. Tai va, tokie reikaliukai.